Sveiki visi, 8 mūsų laida, skaičius ir herbas, aš esu Andrius Sudeikis, nekilnojamo turto brokeris, mūsų laidų ciklas ir laidų ciklo tema yra susipažinimas su verslais, su įdomiais žmonėmis, su įdomiais verslininkais ir šiandien taip pat laidoje yra įdomus žmogus, verslininkė, koloristė, plaukų stilistė Kristina. Labas, Kristina. Labas, Andriu. Sveika atvykus į mūsų pokalbius. Le Coco, jūsų prekinis ženklas, kaip jisai gimė? Le Coco. Labai norėjau prancūziško pavadinimo ir ilgai labai rinkausi ir tiesiog prieš salono atidarimą dar neturėjau jokio pavadinimo, vis rinkaus. Ir po to, kadangi salono interjerą ten pati kūriau ir vyroja juoda, baltas spalvos. Tai galvoju kaip koks Coco Chanel, bet galvoju, gal per skambiai skambės, bet tas prioritetas to vardo buvo pasirinktas, nes jisai labai trumpas, įsimintinas ir kadangi norėjau prancūziško, dadėjau žodelį le. Tai Le Coco ir gavosi. Le Coco. O ką reiškia? Yra vertinys? Nėra jokio vertinio, tiesiog Le Coco. Le Coco. O ko jūsų įmonė verčiasi? Ko jūs verčiatės? Specializuojuosi aš pati kaip kirpėja, koloristė, dirbu viena pati, visa erdvė, parengta yra daugiau į kontaktą su vienu asmeniu, į jo komfortą. Ir kas ten vyksta pas mane tam salone, tai aš dažau plaukus, reiškiasi dažau įvairius dažymus, kirpimus, plaukų spa procedūros yra. Toksai, bet galbūt tas išskirtinumas to mano koncepto pačio yra orientuotas į vyresnės moteris nuo 35 metų, kuriams reikia kokybės, kokybiško dažymo. Toks VIP turbūt. Nepasakyčiau, kad VIP, nes pas mane yra klientų iš įvairių sektorių ir dažniausiai, ką aš pastebėjau, pas mane ateina moteris, kurios savo gali leisti ir nori ir myli labai save. Ir už tai, ta prasme, gali sumokėti man tą kainą. Tai nereiškia, kad vien tai yra kažkokios labai, tasme, didesnės pajamas gaun, tai ne. Yra įvairaus segmento žmonės, bet tiesiog jie yra pasiruošę mokėti už kokybišką paslaugą. Tai jūs tiesiog klientas ateina, vienas yra tam salone, kaip suprantu, tą laiką ir tik tai jam yra skirtas tas dėmesys. Taip. Nes ką kalbant apie plaukų dažymą ir koloristiką, pavyzdžiui, jums vyrams labai paprasta, jūs atėjot, įsirašėt, žinot, kad jums yra apie, tarkim, valanda laiko skirta, o su moterų dažymu ir kirpimu yra visiškai kas kita. Tarkim, valanda pusantros gali būti kirpimui skirta, žiūrint vėlgi, kokia technika yra tai atliekama. O jeigu dažymas, į ką aš dabar ir specializuojuosi ir vėl mokusi, vėl 4,5 mėnesio mokymai yra, tarkim, ir touch dažymas gali trukti nuo 6 iki 8-12 valandų vienam žmogui. Jo prioritetas šito dažymo, tai yra šviesių plaukų dažymas, yra juvelyrinis toks tam tikros technikos rogavimas ir moteris gali ateiti tik tai po metų. Tai reiškia, jinai neprisiriša prie salono, jinai turi gražius plaukus. Po metų, jis išlieka po metus laiko? Jis išlieka gražus metus laiko. Tas dažymas, tai čia investicija, kuri nereikalauja... Taip, ir dažniausiai moterims, kurios yra virš 35 metų, tai ir gali būti ir 60, gali būti žili plaukai, yra dar atskiros technikos. Ir joms labai yra svarbu nesilankyti periodiškai tam salone, ta prasme, ar kas 2 mėnesiai, ar kas mėnesį. Ir tam yra dabar sukarta, jeigu jų plaukų ta prasme, atitinka bazę ir visa kita, tie AirTouch dažymai. Jie yra be galo kruopštus, be galo techniškai daug reikalaujantis. AirTouch, tai čia... Tai yra išpūtimas, tai tiesiog yra. Oro prisilietimas. Oro prisilietimas, tai yra fenas, yra įmamos, tarkim, sruoga labai plana ir pučiamas oras. Ir išpūtimas ir labai švelnus ataugimas. Ir per visą galvos perimetrą, pagal visą galvos padarytą kaulų struktūrą, aš darau dažymą.
kiekvieną mažą srogytę, taip ir tam tikrą techniką. Tai jūs pučiat su fenu, pučiat dažą? Plaukus išpučiu, tada įstatau planšetę su kūnu, tada užtepu dažą, tada įvinioju foliją ir taip visą galvą. Nuo, kiek sakėt, nuo 8? Nuo 6, 8, 12. Tai vienas klientas vieną dieną. Ar jis gali kažką daryti tuo metu, ar tiesiog... Gali dirbti savo darbą, gali visą kitą, tikrai, ta prasme, visos rankos yra viskas gerai, bet tai yra tam tikram klientui tai yra. Bet aš dabar noriu daugiau orientuotis į tai, bet tai yra, pavyzdžiui, kad ir paprastų šaknų dažymas, bet jisai vis tiek gali trukti 2-3 valandas. Kitas gali būti korekcinis dažymas, reiškia, ateina su kažkokiam problemom arba ne taip nudažytais plaukais. Arba gali būti plaukų spa, kur nori ateiti moteris ir tiesiog atsipalaiduoti, tada yra taikoma aromoterapija, žmogus yra paguldomas moteris į kriauklę, tada yra daromas masažas, tada pilamas karštas vanduo, tada leidžiama į kriauklę karštą vandens, vėl masažas, vėl pripilama daug eterinio aliejų, žodžiu, yra atstatomosios procedūros tam tinkamos, tada muzika, visa atmosfera. Ar daug tenka, paminėjot, kad ateina ne taip nudažytais plaukais, ar daug tenka taisyti broko, tokio vadinamą? Kadangi salonas dabar įsikūręs yra tik lapkričio vidury ir aš turėjau jau klientų bazę ir ateina labai daug, todėl darau prieš tai konsultacijas, nes reikia pasižiūrėti, nes aš manau, jeigu žmogus turi gerą kirpėją, ir jam viskas tenkina, tai jis ten ir pasilieka. Bet jeigu žmogus mato ir būna, tikrai vakar buvo atėjusi moteris, tenka pataisyti. O lokacija yra, tarkim, pas jūs atvažiuoja Gargždai, Klaipėda, Palanga, kas jūsų pagrindinis? Šiaip rajonas, taip, ir už rajono ribų yra klientas atvestas, tarkim, ir iš užsienio, jeigu, tarkim, gyvenantis, tai per mamą, per tetą atvažiuoja, bet dabar kaip ir mes darysime tą verslo koncepciją pačią, aš turiu tikslą ir noriu aš strategiškai padaryti, kad kai jau orientuosiu vien praktiškai į tos dažymus, kad tai būtų pasiekiama praktiškai ir iš visos Lietuvos. Čia nesvarbu, kur žmogus yra. Jis galės savo skirti laiko ir, manau, galės skirti laiko atvažiuoti tam dažymui. Ir aš dabar kur mokausi pas šitą meistrę, visa jos koncepcija verslo yra ir tai padaryta. Ir tai orientuota, yra ta, kaip ir sakiau, orientuotas tas klientas nuo 35 metų ir jų, tarkime, moteris, mergina iki 30 metų, jai nesvarbu praktiškai kur nuveiti, nusikirpti, jinai neturi tam tikrų žilų plaukų, jinai daugiau gal užsiėmusi vaikais, jau plus 35 metų moteris, jinai žino, ko nori, jinai nori kokybės, jinai nori komforto. Visai kitas yra pats žmogaus poreikis į saloną. Ir nebenori galbūt to triukšmo. Tarkim, kaip tik ateina žmogus pailsėjęs. Privatumo reikia. Labai privatumo reikia, dėmesio. Taip pat aš labai daug skiriu dėmesio į pačio žmogaus poreikį, pavyzdžiui. Ateinu, matau, nori kalbėti, nenori kalbėti. Mes visokie skirtingi žmonės ir tas konceptas yra tikrai tiek man labai gerai, tiek jom. Ir mano darbo pobūdžio, tarkim, man pačiai dirbti be galo yra gerai vienai. Nes nėra pašalinio triukšmo, pašalinių žmonių, nes irgi, tarkim, darbo valandas yra gan ilgos, irgi tai man pačiai yra komfortas taip dirbti. Paklausiu iš savo asmeninės patirties tokį klausimą. Ar nejaučiat, ar nenukenčia kokybė, kai žmogus ateina 2, 3, 4 kartą? Tarkim, mano patirtis su kirpėjais vyrais yra tokia, kad kai tu ateini 3, 4 kartą, tada tu pasidarai ale draugas ir tada praktiškai prakalbi visą tą laiką, valandą laiko ir tada jauti, kad kokybė yra žymiai, kokybė susilpnėja.
Nes kai tu eini pirmą kartą, jisai nori tau padaryti įspūdį ir jisai kerpa tave susikoncentravęs, jūs nesikalbat, nes nėra apie ką kalbėti ir jisai dirba savo darbą, jūs savo. Ar pastebit, kad ne jūsų darbe, bet kad blaško žmogus, tai jeigu kalba, tarkim, su jumis? Manau, kad tai būna netgi moteris, kai kalba, jos taip judina labai galvą. O tas ir tač, tarkim, vakarištis atvejis ir, ta prasme, judina ties kirpimais, taip pat irgi kirpimai ir dažymai, jie techniškai visi yra pildomi pagal galvos kaulo struktūrą. Ir visa kirpimų bei dažymų jau techninių šitų koncepcija eina kaip braižyba. Atitempimai, kampai, taškai, galvos struktūra ir, tarkim, jeigu klientė jau kalba ir paprašau, kad o mano profesionalumas yra, jeigu žmogus nori kalbėti, leisti jam kalbėti, vėlgi tai yra tam tikros ribos, iki ko mes galime kalbėti. Per laiką šitokį yra atsiradę nemažai artimų klientų, bet vėlgi jeigu aš supratau klausimą, kad mes esam nedraugai. Aš esu paslaugos davėja ir aš manau, yra labai profesionalu vis tiek išlaikyti tą ribą, kurią geriau mano atveju man tai yra geriau, bet vėlgi ribą reikia mokėti mandagiai išlaikyti. Tai ar O paslauga jinai, gal jeigu yra dažomas kokybiškai plaukas, o jeigu atsirastų tam tikrų niuansų, iškart pasistebi. Dabar mes atspalvyje vyrams yra, kaip, ta prasme, jūs nematot, ar tas kampas daugiau nukirptas čia, ar čia, ar čia. Čia iškart pasistebėtų, manau. Iškart pasistebėtų, bet kas atsiranda gerai po, tarkim, 3-4 karto, aš jau pažįstu žmogaus plauką, nes mes esam visi žmonės su skirtinga plauko struktūra, pigmentų. Ir man, kai ateina pirmą kartą žmogus, man reikia susipažinti su jos plauku. Ar jis yra plonas, ar jis yra, tarkim, garbanotas. Jeigu garbanotas, visai kiti yra parametrai techniniai dažymai. Nors koloristika sako vieną, bet tai yra greičiau besidažantis plaukas. Praktika sako, teorija ir praktika gal nesutampa kartais. Visada yra fundamentas, visada yra pamatas, kuo turi vadovautis, yra išimties taisyklės. Technologinių procesų niekada negalima laužyti. Tai reiškia, jeigu yra pasakyta technologų, kad yra šitie milteliai dažomi 9-12, kokia techninė eilė šviesimas 9-12%, būtina jais vadovautis, būtina proporcijoms vadovautis, nes tai yra visa ta technologija. Kur galimi niuansai, tai galimi niuansai yra kitur. Kitur, tai tarkim, pagal plauko struktūrą, jeigu yra labai ilgas dažymas, aš galiu tada tikrai mažą procentą pasirinkti. Yra labai šitoje specialybėje labai daug techninių niuansų, be galo. O ir jūs padedat tos spalvą, tarkim, atėjo klientė ir jinai, ta spalva, katalogas yra kažkoks, kokį jinai nori. Ar sako, va šitą, kaip siena, va šitą noriu, ar jūs padedat sakyti, jums nelabai tiks gal, ar kaip tą, kaip suformuojate tą jo stilių, ar jūs matot įėjus žmogui, kad jai tiktų tas? Pirmiausia, atsisėda klientas į kėdę ir aš paklausiu, koks jūsų lūkestis ir ko jūs norėtumėt. Ir žmogus pasako savo lūkestį, galbūt dar ten atsineša nuotrauką. Ir aš tada kaip specialistė įvertinu, kas pa žmogų yra plaukose. Tai reiškia, koks ilgis, kokia plaukų struktūra, koks pigmentas. Natūralus plaukas gali būti šviesiai šiltas ir gali būti tamsiai pilkas. Ir tarkim, tada aš paaiškinu, sudėlioju, kiek procentų žilų yra. Ir tarkim, dažniausiai moterim virš 35 visada, tarkim, nes didžiausia dalis mano klienčių, 90% yra blondinių. Kodėl? Nes labai mažai moterų gali nusidažyti kokybiškai šviesiai plaukus. Tai reiškiasi, ar šiltas atspalvis, tada dėliojam prie odos,
Tada aptariam visą, koks išeis atspalvis jai, kodėl jai tai tiks, kodėl negalima, tarkim, dėti šalto pilko atspalvio, nes visiškai netiks prie veidos ir iškins vėl visos gražias raukšlės ir visa kita. O mūsų, kaip moterų, visas ir kultas ir tikriausiai ir kuo natūraliau atrodyti, visas konceptas prieina prie natūralumo. Kad ir žilą plauką turėdama moteris, pavyzdžiui, ateina pas mane žila, nebūtinai aš ją dažysiu. Galbūt mes jai parinksime kirpimą stilingą, parinksime tam tikrą šampūną ir jinai vaikščia su tais savo žilais plaukais. Tokią turi klientę, jinai gauna komplimentus. Nebūtina, tarkim, sakau, ateina ir nebūtina ją jau būtinai ten dažyti ar dar kažką. Yra klientų, kuriuo aš atsisakau. Tai reiškia, jeigu buvo labai sugadinti plaukai, arba aš manau, kad, ta prasme, ten jau, reikia tiesiog atsiauginti. Yra buvę keletą variantų. O kaip pastebėjote šitą nišą, kad reikia to? Ar kažkoks poreikis pasimatė? Poreikis. Kaip pastebėjau? Pirmiausia, tai yra mano specialybė, kuria yra man kaip mano pomėgis. Ir tas pomėgis reikalauja labai daug mokslų, darbo, įdėjimo. Ir ką aš galvoju, kad pavyzdžiui, pradirbau aš labai įvairiuose sektoriuose. Tai pradirbau aš kirpyklai nemažoj, pradirbau, kur kaip skrusdėlynė, sakau, visas buvo. Tada pradirbau aš viena pati. Tada išėjau vėl atskirai, vėl į kirpyklą ir aš pastebėjau niuansų, kad kuo toliau yra daromos paslaugos, kodėl, pavyzdžiui, kosmetologė viena dirba, kodėl masažistas vienas dirba, o kodėl kirpėjas negali vienas dirbti. Ir buvau pirmoji Gargžduose, kuri atsidarė Swedbanko patalpose, nuomausi ir padariau vieną pati kirpyklą. Ir jinai pasitvirtino. Ir dabar yra nemažai moterų, kirpėjų, kurios tai daro. Ta prasme, jis yra pasitvirtinęs. Tai tokia inovacija šiek tiek, pradininkė esate tokio modelio. Ta prasme, tai Gargžduose buvo taip, o kas ateina iš kirpėjų pas mane dažyti, jis irgi pastebi, kad jeigu jos dirba, tarkim, kolektyve, tai yra didžiulis prioritetas tiek klientui, tiek pačiam meistrui. Nes papildomas akis turbūt ir įtampa kelia šalia ir triukšmas, kaip jūs sakot. Matot, tai taip, jeigu ir jūs sėdit, jūs girdit, kadangi Gargždai yra labai maža bendruomenė, mes vienas kitą pažįstam, vėlgi tai turi būti labai tokie sudėlioti ir ką išmokę, tam tikrų mandagumo dalykų, nekalbėjimų, kas kirpyklose gali būti ir būdavo. Ir žmogus atėjęs į tokią erdvę jaučiasi labai saugiai. Jis tada daugiau ir pasitikė, daugiau atsipalaiduoja. Ir toks yra niuansas. Taip, nes toksai turbūt vyrauja, kad ateina papletkinti ar paskalos ten kirpyklai būna. Tai pas jūs tiesiog visur, manau, išlaiko tą diskretiškumą. Būtinai ir niekada jokiais vardais, arba jeigu žmogus ir mes turim bendrą pažįstamą, tiesiog, čia yra pagarba tiek vienam žmogui, tiek kitam, aš apie tai tiesiog... Net nesusimastot turbūt. Net nekalbu aš, ta prasme. Tai mes turim rubriką, kurioje bandom mūsų pašnekovus išprovokuoti, ne išprovokuoti, o tiesiog atsakyti į klausimus, kas slypi mūsų juodoje dėžėje. Juodoje dėžėje yra šiandien daiktas susijęs su jūsų darbu. Tai jūs turėsit klausti, aš sakysiu taip ar ne ir mes turbūt įveiksime šitą užduotį. Tai va, pradėkime. Ar tai yra elektrinis prietaisas? Ar galima klausti, ar reikia iškart spėti? Klauskite. Elektrinis prietaisas? Taip. Elektrinis. Ne, elektrinis. Nebus drėlė. Nebus drėlė, gerai. Tada gal tas daiktas kerpa? Ne, gal šukuoja? Tai yra priemonė? Ne.
Galvojant, mes įdėjom ten žiklės. Nu, tai aš tai ir galvoju, kad... Ne, mes tikrai esame žymiai genialesni. Kas tai mano kirpyklai dar gali būti? Tai susijęs su mano darbu, tiesiogiai. Kiekvieną dieną naudoju. Manau, kad taip. Kiekvieną... Čia be jo, tai, nu, gal ir galima. Rankšluostis? Ne. Dušas? Kai tu stojat prie kriauklės ir žiūri tiesiai. Veidrodis, viešpatie Dieve. Viešpatie Dieve. Kuris yra, parodysim žiūrom. Tai yra veidrodis. Atspėjate iš 3 karto. Žinot pasaką veidrodėlį. Pasakyk, kas yra gražiausia. Žinau. Ir dar yra toks posakis, sako, if you're looking for the guilty, you need only to look into the mirror. Tai jeigu kažkada ten žmonės piktinasi valdžia ir viso kitom, atsistok prie veidrodžio ir pagalvok, ką tu su manim darai. Tai yra naudojat veidrodį savo darbe. Labai naudoju ir didelį. Keiščiausias klientas, Keiščiausias. klientė, yra buvo tokių atvejų. Yra labai visi žmonės iš tikrųjų skirtingi. Keisti. Kaip ir aš tikriausiai. Todėl ir ateina pas mane. Bet yra toks atvejis vienas buvęs, dar dirbu senoj kirpykloj. Ir atėjo moteris ir sako, gal jūs galite man parduoti dažų, aš noriu kokybiškų dažų, niekur negaliu gauti. Ir aš sakau, bet ar jūs mokėsit, sako, nusidažyti, nes čia reikės pasvert proporciją, sakau, jūs būsit už tai atsakinga, sako, viskas gerai, aš sako, sugebėsiu. Sakau, žinai, gerai. Tai sako, duok, aš pabandysiu. Juodoj didžiai paskutinis įrašas. Sak, man reikia pasipuošti, aš važiuoju pas vaikus į Vilnių ir, žodžiu, reikia būti gražiai. Jinai man vakarė skambina. Jinai sako, bet žinokite, man plaukai raudonuoja, šaknis. Sakau, nu tikriausiai gal, o sakau, kaip raudonuoja, nes rudas spalva buvo. Sakau, natūralus tonas, nu turėjo, ne, sako, raudonuoja. Ir, žodžiu, sakau, jūs įsiplaukot galvą ir tada... Žodžiu, tada sakau... Nusiraminkis. Išlaikykit būtinai išlaikymo laiką, sakau, ką aš nurodžiau. Ir, žodžiu, jinai paskambino galvą. Ir sako, pasikviečiau kaimynę, sako, mano plaukai yra degančiai raudoni. Nes jinai turėjo 100% žalumą. Ir, žodžiu, jūs sakau, atsiųskit nuotrauką į Messengerį. Ir neatsiunčiai yra raudoni. Ir pasirodo, kad žymėjime, kur aš padaviau jai blogus dažus, pigmentas, pats intensyviausias dažas, koks gali būti paletėje, tai aš ją įdaviau ne 666, o 066. Ir, žodžiu, ta moteris su pigmentu tą galvą. Ir jai reikėjo kitą dieną per pietus išvažiuoti į Vilnių. Taip, ryte atėjo, aišku, ir uždažėm. Bet, ta prasme, aš daugiau nuo to laiko niekam dažų nedarau. Neduodu. O kam, kaip uždažėt? Eina, kadangi buvo tuščias plaukas, kadangi reikėjo rudą spalvą, tokia buvo kaip ir pigmentacija, labai graži spalva gavosi. Ir, žodžiu, uždažiau rudai. Ok. Tai viskas gerai buvo, pavyko. Tai pavyko viskas gerai, bet nuo to laiko aš... Tai čia, galvojau, bus nesėkmės istorija, bet čia sėkmės istorija. Nu, ta prasme, žinot, buvo, nu kaip, įsivaizduokit, duodu žmogui dažus. Jinai turi važiuoti pas vaikus į kažkokią šventę. Ir jinai yra raudonom šaknim, rėkiančiam raudonom šaknim. Tai nusidažė tik šaknis ar visą galvą? Čia buvo rudi plaukai, ataugusios labai, nu, tarsi šaknis buvo, kurios buvo žilas, o žilas plaukas, kaip baltas popierius lapas, ką uždėsi tą turėsi. Geria labai. Taip, tai jinai buvo tokia, nu, mučiutė pankė. Viskas nuo to dar geriau tik tai. Nu, bet į Vilnių važiavo. Nu, ten taigi tiktų. Nu, bet jinai buvo iš Gargždų ir norėjo rudos spalvos. Norėjo ramiai nuvažiuoti, neiššaukiančiai norėjo. Taip. Mūsų pavadinimas yra skaičius ir herbas, o tai asocijuojasi, kad tai yra 2 medalio pusės arba 2 monetos pusės. Tai mes turime tokią rubriką tiesos arba hipotetinis klausimas. Tai skaičius yra tiesa, o herbas yra hipotetinis klausimas. Aš išmėsiu monetą ir jūs turite pasakyti skaičius arba herbas pasirinkti. Kas iškris, tas iškris. Nu, gerai.
Skaičius. Herbas. 6-1, tik tai atspėjau. Herbas. Jūsų pelnas visada auga, bet karpate tik vyrus. Arba kerpate tik moteris, bet stovit vietoj. Ne, antras variantas. Antras? Antras. Kodėl? Galiu paaiškinti, nes jeigu daryti darbą, mano požiūriu, vyrų kirpimas yra visiškai atskiras mokslas. Jiems vėlgi reikia sukurti nebe šitokią erdvę, kur aš dirbu. Jiems reikia vėlgi praeiti tam tikrus mokymus, kurie vėl užtruktų tam tikrą laiką. Bet, kaip aš sakiau, man kaip asmenybei reikia kūrybinio proceso. Aš labai daug savęs klausiau, kodėl aš esu šitoje specialybė ir aš radau atsakymą labai savo tinkamą ir tikrai jis yra patvirtintas, kad aš labai greitai gaunu rezultatą. Ir aš mėgaujuosi rezultatu. Ta prasme, vyrų kirpime, yra rezultatas, bet kai ateina moteris ir jinai patiria tikrai džiaugsmą, tos menės sako, ir pasitikėjimas jai padidėja, sako, kaip aš gerai dabar jaučiuosi, kokia aš esu graži. Tai ir aš matau, kad aš padarau tikrai kokybišką darbą ir tas rezultatas, kuris ar būtų 2 valandos, ar 3 valandos, gali būti tiesiog kirpimas. Tai žmogui, yra labai svarbu. Iš pradžių galvojau, kad tai yra nesvarbu, kas čia galvoju, kas čia dažyti tą plauką, čia... Ir kada, galvojau, kad čia, nieko, ta specialybė kažkokia va tokia. Bet kai ateina ir vakar atėjo moteris, kuri laukėsi 3 vaiko ir jai vestuvės vasario 14 dieną ir jinai atėjo su labai, tokia situacija, kurią reikia... Probleminė, kurią reikia dabar ištaisyti ir jai tai suteiks džiaugsmą. Jai suteiks džiaugsmo, o man daugiau vėlgi profesionalumo ir to rezultato vėlgi pasiekimo. Tas rezultatas toks ir yra. Tikslas, rezultatas. Tikslas, rezultatas. Super, galėjot padėti. Tikiuosi gera šventė bus. Vestuvės? Tikiuosi pavyks. Pavyks. Tai linkėjimai jauniesiems, viskas bus gerai. Tikimės už jūs, mes tik tai, kad daugiau tuoktųsi. Klausimas iš Igno Mauzos keliauja, prieš tai buvęs pašnekovas užduoda klausimą, tokia dar viena rubrika, čia seka rubrika, tai klausimas toks, kokią baimę norėtumėt nugalėti, ar norėtum nugalėti? Manau, yra natūralu jausti baimę ir dabar, kai pradėjau visą konceptą mokymų naujų, yra visada pavyzdžiui, išsipirkau mokslus, ir tada pradedu mokytis ir tie pirmieji yra baimės, tie pavyks, nepavyks, bet aš suprantu, kad mes nei vienas profesionalų iškart netapom ir tik tai darymo metu, ėjimu, pavyko, nepavyko, kodėl nepavyko analizės. Ir kai darai, baimė dingsta, nes atsiranda įgūdis, tai jeigu aš žinau, kodėl man tai atsirado, tai kitą kartą jau nebeatsiras, nes aš žinau, kodėl tai atsirado. Ir ta baimė yra pradėti man, būtent asmeniškai, bet kai pradedu, tai jau yra. Baimė, tai jūs norėtumėt nugalėti pradėjimo baimę? Ta pradėjimo. Man pas mane ta buvo. Bet kai vėl pradėjau, pradedi daryti ir žiūri, kad viskas. Kalbant apie baimės, toliau, BNI. Esat 2 savaitės narys. Kokie jausmai BNI būnant? Baimės kažkokios prisistatymai, nežinomybė, ar buvo taip, ar nebuvo. Bet dabar šviežias esat narys, norėčiau paklausti, kaip jūs dabar jaučiatės? Tai aišku, ir pirmas tas prisistatymas, kaip atėjau kaip svetys, viešas kalbėjimas man yra iššūkis. Tai baimė ar iššūkis? Kadangi dirbau aš tokiose įmonėse, kur reikėdavo viešai kalbėti prieš minę ir tarkim,
Tai jau buvo tada etapai pražengti tam tikri, bet dabar, kai ateinu ir reikia pasakyti tam tikrą koncentruotą informaciją, tai reikia vėlgi, čia visai kitas konceptas jau gaunasi. Baimė, gal nėra tiek tos baimės, nes žinau ir šiandien jau radau mokymus ir aš žinau, kad vėlgi step by step ir vėlgi tai viską galim išmokti. Tam reikia laiko. Ir duodu savo laiko, tiek va šitas mano naujas salonas. Aš ką atėjau ir pamačiau BNI ir aš iš pirmo kartogi pasilikau. Aš iš karto prioritetą pamačiau, kad aš galėsiu mokytis kalbėti prieš žmonės. Antras dalykas buvo, kad aš supratau, kad aš tik nenoriu dirbti kaip kirpėja kirpykloj, nes man kažko reikia daugiau, bet dar tada neįsivardinau, ko daugiau. Ir bebūnant kandidatų, kol inauguravo ir kai mes pakalbėjom su Mariu Luku, aš supratau, kad man reikia strategijos. Strategijos, nes aš tikslą turiu. Aš tikslą turiu ir kai aš žinau savo tikslą dabar, kuriam įgyvendinti vėlgi duodu laikotarpį, metai, 2, nesvarbu. Ir aš šitą tikslą su tam tikra strategija aš tikrai išeisiu ir manau, kad su žmonių pagalba. Kai atėjau, aš supratau, kad mano paslaugos čia gali niekas nepirkti. Bet aš supratau, kad aš galiu duoti kontaktų, nes pas mane įvairių žmonės yra iš įvairių sričių, galiu pasidalinti kontaktais ir aš galiu augti kaip žmogus, kaip specialistas, kaip žiūrėti plačiau į tą verslą, nes aplinkui tie žmonės tai automatiškai susiformuoja tas visas požiūris, taip, jau ir daugiau, platesnis jisai. Smagu girdėti tokius jauno nario žodžius, kad BNI yra jau mato tikslą, mato naudą iš to BNI, nes kiti kartais galvoja, kad neįdėjus darbo, pas mus daug skaičių, visokių rekomendacijų daug yra ir tie skaičiai gali sužavėti, kad vienas tiek uždirbo, kitas tiek, bet aišku, ta nauda, kaip kas pasirinks, yra daug to BNI pusių. Tai man smagu girdėti, kad jūs tą socialinę pusę matot, kad... Tikrai, man atrodo, kad jie yra svarbiausia, nes čia priklauso vėl nuo verslo tikriausiai. Kiekvienas verslas ateina, tai jeigu didelis verslas automatiškai grąža kažkokia, bet kai aš atėjau, aš supratau iš karto, ir aš supratau, kad metų neužteks. Metus klube dar pabūti neužteks. Reikės pabūti ilgesnį laiką. Koks patarimas? Jūs patartumėt savo klientams? Savo klientams, partneriams, BNI nariams iš jūsų profesinės veiklos. Koks patarimas? Nebūtinai gal iš profesinės veiklos. Patarimas. Neik į gatvę su šlapiais plaukais, kaip vaizdys. Tikrai taip. Patarimas. Pirmiausia, tai, kad moteris labai mylėtų save. Ta prasme, susirastų tikrai gerą kirpėją. Pirmas dalykas. Antras, nemiegoti šlapia galva. Niekada neiti su šlapiais plaukais miegoti. Labai gerai. Aš linkiu, kad tas jausmas jūsų neapleistų ir jūs eitume dar toli ir tas jūsų verslas ir kirpykla ir dar daugiau Gargžduose ir ne tik Gargžduose būtų gražių ir laimingų moterų. Tai aš norėčiau susitikimo pabaigoje padovanoti jums 1 euro monetą, kuri primins mums... Jums primins, tau primins apie šį pokalbį, šį pasimatymą, kuriame mes pakalbėjome apie verslus. Tai gražių akimirkų, gražių gerų klienčių, mažiau raudonų mažiau raudonų šaknų, daugiau natūralumo ir tai ačiū Jums, kad atėjote. Ačiū už pokalbį. Laimingos dienos. Tai ačiū Jums, mūsų žiūrovai, iki kitų kartų. Iki. Galim susikabinti, susikitų žankų. Ai, va. Vieną aparatūrą, aš pas jūs aparatūrą, čia aparatūra, visur aparatūra. Ai, euro neturiu. Galim, kaip pozuoti? Ne. Neturit nuotraukos. Taip, dar neturiu užsidėjus, renkuosi. Ne, tai čia už vakar prisimenu. Šitą palauk, ne, šitą ne. Ne, rimtai net nežinojau.